Klausysime politinių frakcijų atstovų. Pradėsime nuo ponios Andrikienės, EPP-ED frakcija. Mes kalbame apie Roksaną Saberi, Amerikos ir Irano žurnalistę, kuri dirbo ABC radijui, BBC, Pietų Afrikos televizijai. Ji apkaltinus šnipinėjimu, nuteista 8 metams, įkalinta, paskelbė bado streiką. Gegužės 1 dieną buvo perkelta į kalėjimo ligoninę labai silpnos būklės. Mums žinoma, kad jai 5 savaites nebuvo leista pasinaudoti advokato paslaugomis. Jos teismo procesas nebuvo nei sąžiningas, nei skaidrus. Vakar BBC pranešė, kad apeliacinis teismas gegužės 12 dieną, tai yra kitą savaitę, nagrinės Roksanos Saberi apeliaciją, bet tai vėl ketinama daryti uždarame teismo posėdyje. Mes smerkiame nepagrįstą Irano revoliucinio teismo paskelbtą nuosprendį Roksanai Saberi. Ir dar, aš manau, labai svarbu dar kartą paraginti Irano valdžios institucijas laikytis visų tarptautinių žmogaus teisių dokumentų, kuriuos Iranas ratifikavo, ypač tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kurie užtikrina teisę į teisingą teismo procesą nuostatų. Ačiū. Ευχαριστώ, κυρία Αντρικένε.